Vieta Jėzui. Jėzus atsakė, lapas turi urvus, padangų sparnuočių lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvas priglausti. Evangelijai pagal Luką, 9 skyrius, 58 eilutė. Atėjo vienas žmogus ir norėjo sekti Jėzų ten, kuris ėjo, bet Jėzus įspėjo jį aukščiau užrašytais žodžiais. Kaip galima matyti, žmogus išėjo namo prableivėjęs, nes kitose eilutėse Lukas rašo, kad jis išsiuntė dar 72 mokinius. Jėzus mielai norėtų turėti tokią vietą, kurioje galėtų priglausti savo galvą. Jis taip norėtų minkštos pagalbės, šiltos antklodės ir saugų patogių namų. Jis vis dar klausė, o kur eiti šiandien? Jis labai norėtų gyventi mūsų širdyje, joje jis norėtų rasti savo poilsio vietą. Jis trokšta gražių papuoštų namų. Ar norime jį priimti? Ar norime būti jo namais? Ar jis gali jaustis pas mus patogiai? Jis nenori miegoti kažkokiam kampe, bet nori gyventi pas mus. Jis nenori būti tik interjero detalė, bet karaliumi. Jis nenori savo vietą dalinti su kitais ar gyventi netvarkoje. Jis yra karalių karalius ir visagalio Dievo sūnus. Viešpatie, Jėzau, aš ateinu pas tave toks, koks esu. Žinau, aš esu nusidėjėlis. Viešpatie, aš tikiu, kad tu prieš 2000 metų mirei už mane ir išliejai savo šventą kraują. Už mano kaltes ir nuodėmes aš tikiu, kad 3 dieną prisikėliau iš numirusiųjų ir gyveni šiandieną. Atleisk man visas mano kaltes ir nuodėmes. Tavo šventas kraujas turi nuplauti mane nuo visko, kas mane užteršia ir susaitė. Šventoji dvasia, ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Padaryk mane Dievo vaiku ir duok man amžinai gyvenimą. Mano viešpatie Jėzau, aš priimu tave dabar ir visą širdimi aš tikėdamas išpažįstu savo lūpomis. Tu esi mano sielos gelbėtojas ir mano gyvenimo viešpats. Amen.